Sveiki atvykę į Intergeneraction Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie skirtumą tarp lygybės ir teisingumo darbo vietoje ir kaip tai susijęs su galimų tarpkartinių ir lyčių konfliktų valdymu. Lygybė ir teisingumas – du esminiai darbo aplinkos principai, kurie dažnai painiojami. Norint sukurti tikrai teisingą ir įtraukiančią darbo aplinką, svarbu aiškiai suprasti jų skirtumą. Lygybė darbo vietoje reiškia vienodas galimybes ir vienodą požiūrį į visus, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, kilmės ir panašiai. Tai apima tiesioginių kliūčių šalinimą, kad pavyzdžiui tiek vyrai, tiek moterys turėtų vienodą prieigą prie darbo vietų, vienodą bazinį atlyginimą už tą pačią pareigybę ar vienodas mokymosi galimybes. Pagrindinis jos tikslas – sąlygų vienodumas. Teisingumas žengia žingsnį toliau. Jis pripažįsta, kad ne visi žmonės startuoja iš vienodų pozicijų dėl istorinių ar sisteminių nepalankumų. Teisingumas siekia suteikti kiekvienam asmeniui ar grupiai konkrečius išteklius ir pagalbą reikalingą teisingam rezultatui pasiekti. Pavyzdžiui, atlygio teisingumas reiškia ne tik vienodą atlyginimą už tą patį darbą, bet ir analizę, ar moteris nėra nepakankamai atstovaujamos geriau apmokamose pareigose bei atitinkamų veiksmų ėmimasi. Kitas pavyzdys – lankstaus darbo grafiko suteikimas tėvams, kad jie galėtų suderinti darbą ir šeimos gyvenimą. Arba papildomi technologijų mokymai vyresniems darbuotojams, kuriems jų reikia. Teisingumo tikslas – rezultatų teisingumas, pritaikant išteklius individualiems poreikiams ir taip išlyginant starto pozicijas. Trumpai tariant, lygybė orientuojasi į galimybių ir požiūrio vienodumą, o teisingumas – į rezultatų teisingumą, pritaikant išteklius nepalankumams kompensuoti ir užtikrinti, kad kiekvienas galėtų sėkmingai dirbti. Žvelgiant iš tarpkartinės perspektyvos matyti, kad skirtingos kartos patyrė skirtingas socialinės ir kultūrinės realijas. Lygybė, siekdama duoti visiems vienodai, gali būti skirtingai suvokiama. Vyresnės kartos, tokios kaip kūdikių bumo karta ar X karta, kurios matė didelius lygių galimybių pasiekimus, pavyzdžiui, moterų prieiga prie darbo rinkos ar akivaizdžios diskriminacijos mažėjimą, gali manyti, kad lygybės politika jau įgyvendinta arba jausti, kad pernelyg didelis dėmesys teisingumui gali kažką iš jų atimti. Jų švietimo ir darbo patirtis dažniau buvo susijusi su linijine karjeros eiga ir mažesniu lankstumu. Tuo tarpu jaunesnės kartos, tūkstantmečio karta ir Z karta, užaugo turėdamas didesnį struktūrinių ir sisteminių nelygybių suvokimą. Joms vien tik vienodas požiūris nėra pakankamas, jei nepašalinami pradiniai nepalankumai. Jos reikalauja teisingumo tokiose srityse kaip atlyginimų skaidrumas. Millennials ir Z karta daug labiau linkusios tikėti, kad atlyginimų skaidrumas skatina teisingumą, individualizuotos tobulėjimo galimybės ir tikra darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Jos nori ne tik prieigos, bet ir sąlygų, leidžiančių klestėti, o tai dažnai reiškia pritaikymus dėl priežiūros pareigų ar poreikį įgyti naujų technologinių įgūdžių. Šis požiūris skirtumas gali kelti įtampą, jaunesnės kartos gali matyti esamas struktūras kaip neteisingas ir nelankščias, o vyresnės reikalavimus dėl teisingumo gali suprasti kaip privilegijų suteikimą ar savo patirties nuvertinimą. Pavyzdžiui, vienoda technologijų mokymų politika, neatsižvelgiant į kiekvienos kartos pradinį lygį ar technologinį pasirengimą, gali būti neveiksminga. Teisingumą čia reikštų pagalbą ir mokymus pritaikytus skirtingiems starto lygiams, taip užpildant skirtingų kartų įgūdžių spragas. Kalbant apie lytį, lygybės ir teisingumo poveikis skirtingoms kartoms taip pat labai svarbus. Moteris iš kūdikių bumo ar X kartos galėjo patirti daugiau akivaizdžių kliūčių dėl lyties, diskriminaciją skatinant, sunkumus derinant darbą ir šeimą be paramos, o tai turėjo įtakos jų atlyginimams ir naudoms, pavyzdžiui, mažesniems pensijoms dėl karjeros pertraukų. Joms teisingumas šiandien galėtų reikšti retrospektyvų šių nepalankumų pripažinimą. Jaunesnės moterys, nors ir susiduria su mažiau atvira diskriminacija, vis dar patiria atlyginimų skirtumus ir stiklinės lubas, taip pat lyčių vaidmenų spaudimą derinant darbą ir asmeninį gyvenimą. Teisingumas joms reiškia lankstumo ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką, kuri nebaudžia jų karjeros.
tikslinės mentorystės programas ir nesąmoningų šališkumų šalinimą skatinant paaukštinimus. Galų gale supratimas, kaip skirtingos kartos suvokia ir kokį poreikį turi lygybei bei teisingumui, yra kritiškai svarbus organizacijoms norinčioms kurti ne tik teoriškai teisingą, bet ir praktiškai veiksmingą politiką visiems darbuotojams, nepaisant amžiaus ar lyties. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licences by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.